Atsiminimai iš stovyklos. Sveiki. Turbūt daug kas girdėjote gandus apie dviejų draugių dizaino centrą, dizaino parduotuves ir taip toliau. Bet iš tų gandų aš žinau tikrąją istoriją. Viskas prasidėjo gan seniai. Reikia prisiminti. Neatsimenu kada, bet kiek atsimenu, tai buvo mokyklos stovykloje. Aš su savo drauge Vandana ėjome į stovyklą. Na, tai kokią pakraipą pasirinkai? Sportą, taigi mane pažįsti. Aha. Aš taip pasirinkau verslą. Nu, tu žinai mane, kokie aš be verslo. Verslas visas mano gyvenimas. Jo, pažįstu tave puikiai. Tai ką, geriau eikime, kad nepavėluotumėm? Sveiki. O, labas. Aš Tvaila. Kokie jūsų vardai? Mano Vandala. Mano Katrina. Mes jau draugės, taip? Draugės? Taip. Gal. Manau. Gerai, taigi čia dar 2 papildomas vampės atėjo. Tikiuosi, mes geriau susidraugausim ir su jiems susidraugausim. Ir man metas eit. Ate. Ta vampė kažkokia... Greita kalbė. Ir labai skuba. Kažkur. Eime. Fuf, na ir pavargau. Įdomu, ar čia tikrai pagrindinė salė, kaip rašo lentelėje? Nu, jeigu rašo, tai turėtų būti. Taip, čia tikrai pagrindinė salė. Kas tu? Aš esu... Siren Klovenus. Pastebėjau, baikšti truputį esi. Na taip, aš gan jaudinuosi. Man visada tai būna. Aš esu nedrąsi ir nelabai pratusi prie kitų monstrų. Draugijos. Aha. Aš esu hibridė. 3 monstrai viename kūne. Oho. Na taip, esu undinė, vilkolakė ir augalas. Turbūt sunku būti tokiai pilnai. Na taip, sunkoka. Naujos vampės atvyko, sveikusios atvykusios. Aš, Abė, pati šauniausia, gražiausia, nuostabiausia, mano mados šauniausios, šalčiausios ir nuostabiausios. Klovenus irgi čia. Taip, aš medituoju kaip įprastai. Jai turbūt vėl trūksta ramybės. Aš gerai, jau turbūt eisiu į kokią šaltą vietelę, nes man čia tikrai labai karšta, juk vasara. Tikrai, ar gali mus nuvesti tą šaltą vietelę? Žinoma, einam paskui mane. Tikiuosi dabar galėsiu vėl ramiai pabūti. Įdomu, kur ta stovykla? Labas. O, labas. Aš Tvaila. O aš Laguna Blue. Malonu. Pasiklydai? Na, taip. Galiu, o kur tu norėjai eiti? Aš noriu eiti į mokyklos vasaros stovyklą. Aš kaip tik iš tos mokyklos. Gal nori, kad aš tave nuvežčiau? Nuvežt? Nuvesčiau. Tai yra gerai. Aš dažnai greitai kalbu, tai retai mane kas supranta. Tik dar vienas klausimukas. Kodėl tu esi basomis? Nes dabar vasara. Tu taip visada? Jau, visada per vasarą. Nu tai gerai. Nu taigi, aš tave nuvesiu, einam. Gerai. Einam.